Atsikėlėm anksti, vėl pusryčiai, vėl pakavimasis, vėl grūdam visą įrangą į kuprinę, kaip ir vakarais viską išsitraukiam. Kažkas kažkur atvažiuoja. Iš kairės ar dešinės? Iš dešinės. Bet mus turėjo pamatyti. Jau galima valgyti? Nežinau, kažkas birgo važiausiai. Man atrodo, biškį per daug vandens ir susistovėjo čia viskas. Pasiruošę? Taip. 6 diena. Lekiam į Šveicariją. Ateik Tomukai. Čili vanilė. Atsargiai tik. Nu, ką darom? 1, 2, 3, tik pirmin. Reikia kirsti upę. Daug žmonių. Variantas arba grįžti perėti arba per upę. Mums reikia, ne? Jo. Ten. Arba čia, arba čia. Kur Marius? Leidžiame žemyn į slėnį ir sustojom dar kavos, sutikom labai daug kitų keliautojų ir dažniausiai tai būna grupės ar draugai, pavienių keliautojų, per visą kelionę sutikom tik vieną moterį. Dažniausiai žmonės keliauja su kompanija. Eina žmonės visi į kalną ir mes ten eisim. Daug žmonių šiandien. Ir ten ant kalno jau bus Šveicarija. Tai dabar vienu ypu paimsim tą dalį. Atėjom iš to slėnio. Užlipau, kai lipu į kalną, kartais tikrai dažnai pasileidžiu ir muziką. Labai daug žmonių. Tai jūs įsivaizduokit, dabar rugsėjas, tik aš čia vasarą dedas. Sunku ir prasilenkti, ir jeigu dar eina žmonių iš priešingos pusės, tai jau tokiam keliukio tikrai būtų nelabai smagu. Kylam Italijoje, leidžiamės jau Šveicarijoje. Kiek žmonių? Visas matosi Italijos slėnis. Čia visa Italija šitame maršrute. Atrodo,
mažai atstumą, bet tikrai yra apie 70 km. Manau, jei ne mažiau, jei ne daugiau. Ten kelias, ten jau Šveicarija. Pagaliau kalno viršūnė, žmonės apsirinkinėja, praktiškai Šveicarijos dabar pasimatys pusė, o čia Italijos. Gražus labai slėnis, kuriame buvome keletą dienų. Kažkas ir su dviračiu atvažiavo. Cool! Cool. Nusileidom Šveicarijoje iki kavinukės. Čia žmonės ir nakvoja, panašu, kainos labai padorios. 5 eurai kavelė. Paimam po vieną. Keliausim toliau. Hi. Cappuccino. Några apfel? Ne, ačiū. Opa. 5 eurai, ne? Kaip Šveicarijoje dar padoriai. Ir Prancūzijoje tiek pat buvo. Pasiekėm miestelį, užsukom į parduotuvę, nusipirkau agurkėlių ir naują pakrovėją už 15 eurų, nes ne mano jau sugedo. Krauna, labai gerai. Trumpa pertrauka, einam toliau. Šiandieninis mūsų dienos planas yra nueiti kuo daugiau, nes šiandien maršrutas yra lengvesnis. Ir tikrai, Šveicarija yra kažkiek kitokia. Ėjom daugiau per miestelius ir mažiau laukinės gamtos, daugiau jau lygumų ir medžių. Šitame maršrute lygių atkarpų labai mažai. Net grandinės yra šitoje vietoje. Bet čia yra vietos. Taksai per rūką jau nemalonu. Ar stiprų vėją, ar lietų. Nu, o jeigu daugiau žmonių, žinai? Šveicarija nustebino kainomis pigiau nei Prancūzijoje. Kainos rašomos eurais, bet reikia turėti grinų, nes kortelių visur tikrai nepriims. Ir Šveicarijoje net tualetas kelyje yra ir net su ženklais, kad bus, o šiukšlės priima kavinėse, priešingai nei Italijoje ar Prancūzijoje. Ne visos kavinės priima šiukšlės. Teigia, kad neturi kaip išmesti ir išgabena sraigtasparnis, o šiukšlių po nakties visada mes turim po pilną maišą pririnkę. Turim jau 25 km, jei nedaugiau. Reikia nakvynės vietos, nes tuoj bus tamsu. Jie nuėjo patikrint kairę pusę. Aš čia atėjau, pamačiau vieną iš variantų. Kairė pusė labai tarp medžių. Tai čia dabar pasiginčijom. Ir
Čia aišku jau ir gatvė, ir takelis, bet viskas dar labai gražiai. Tikrai stovyklavo žmonės, todėl kad dabar iškart miestelis. Čia nieks mūsų neturėtų nieko sakyti. O bernai siūlo šitą atokesnę vietą. Jinai mažiau patogi, bet jinai atokesnė. Jo, čia nieks nematys. Čia radom šiukšlių, reiškia, čia irgi kažkas nakvojo. Čia, aišku, galima ir atsisėsti. Bet gerai, čia vieną palapinę statom ir antrą. Nu tai vat kažkur ten, jo. Jaučiu. Nes jau į miestelį neinam, kilometražą užtenka. Nu, galima ir čia. Pastatėm. Palapinę.